Čia yra ta kampinė pavara. Čia dedasi greičių dėžė ir perduoda judesį. Judesys pakeičia kampą ir čia sukasi kardanas į galinius ratus. Ir dabar šita kampinė pavara su greičių dėžė sujungta yra su tokia mova. Ten ir ant greičių dėžės išeina velenas su išoriniam išdrožam ir ant kampinės pavaros su išoriniam išdrožam. O čia mova turi vidinės išdrožas. Ir užsimaunant greičių dėžės flupt ir užsimaunant kampinės pavaros kompletų išdrožą. Ir yra taip, kad tos išdrožos čia yra nudilę. Ir kai nudilę, ta mova tiesiog prabuksuoja. Ir dar mano nuostabai, ant tos movos išdrožos dar visai kažkiek palaikytų. Tai va. Ir dabar, čia kad padaryti pagal feng shui, reikia šitą veleną aptekinti. Tas išdrožas, išardyti visą tą kampinę pavarą, surasti būdą, kaip įstatyti į stakles, tas išdrožas, tą veleną visą tą paviršių apvirinti, nutekinti ir su frezavimo stakles naujas išdrožas išfrezuoti. Čia toks gan didelis opera pirmą kartą darant. Bandau apvirinti senus šlicus, priauginu metalą, kurį aptekinsiu ir nufrezuosiu. Ir dabar čia pajungiau aušinimą. Eina vanduo į vieną galą, pro kitą išeina ir grįžta į kanistriuką. Ir pasisekė, kad senai buvau nusipirkęs tokį fainą akvariuminę siurbliuką vandens. Čia labai tinka. Ir, šaltas jau. Ką tik virinau. Bandysiu toliau. Na štai ratu priauginau metalo sluoksnį. Tikiuosi nesusikraipė niekas. Čia dabar tuos nelygumus nutekinu, kad gautųsi plokščias paviršius. Ir dabar jau būtų galima mėginti krumplius išdrožas. Štai baigiau pjauti. Atrodo labai gražiai, bet ar uždėjus bendras tikslumas gausis geras iš visų etapų, bus matyti. Išėmus veleną, mova nelabai norėjo mautis ant išdrožo. Tai dabar bandau užpresuoti per jėgą
ir po to per jėgą numauti. Ir taip jau keletą kartų darau ir jau pradėjo biškį lengviau judėti. Gal pavyks adaptuoti vieną prie kito.